Labas, sveiki, mėlyjeji. Džiaugiuosi, kad mes ir vėl susitinkam. Ir ačiū Jums už Jūsų laiką ir atgalinį ryšį. Džiaugiuosi, kad ir Jūsų gyvenimuose vyksta kažkas panašaus ir jaučiu tą atsiliepimą, tą Jūsų padėką ir taip pat komentarus ir malonu tai jausti, kad mes bendraujam. Kad mano veikla turi prasme. Ir šiandien dar vienas meilės angelas aplankė mus, dar vienas būdas pažinti save, pamilti ir dauginti tą meilės kiekį visoje planetoje, visoje visatoje. Tai šiandien yra toks būdas meilį išreikšti, patirti, kad būk dabarties akimirkoje ir svajok apie ateitį. Ir tai kalba, kad kai mes svajojame, tai viskas tampa įmanoma. Ir čia tokia pavaizduota korta, kurioje moteris svajoja ir čia regi tokį savo svajonę, nuostabų gyvenimą, tokį šviesų miestą. Ir audžia į tas savo svajones ir aplinkui ir piramidės, ir planetos. Tai simbolizuoja tai, kad mūsų tos svajonės, mūsų tas vizijos yra svarbios visos visatos, visų planetų atžvilgių, kad tai yra svarbu, kad mes esam tokie svarbus savo tą viziją, svajonę ir tai, ką mes sukuriam, tai auginam visą tą visatą ir ta visata susideda iš tų mažų dalelių, kaip mes mažų sielų, kurios augina ir taip viskas auga, didėja, gražėja ir evoliucionuoja. Taigi kalba eina apie tai ir taip pat čia kalbame ir kviečiama svajoti. Ir tiesiog šiandien paleisti tą svajonę į visatą, pagalvoti, pasvajoti, ko aš norėčiau po metų, būtent šią dieną, kaip aš noriu jaustis ir su kuo aš noriu būti ir galbūt kažkokį darbą veikti ar veiklą užsiimti ar kažkokioje šalyje gyventi. Taigi paleiskim tą savo svajonę į visatą ir susidarykim planą, kaip tai pasiekti ir žingsnius. Ir tegu pildosi mūsų tos svajonės. O šiandien mano kortų skaitimas bus toks spontaniškas. Jeigu mes dabarties akimirkoje, tai ir leiskim tam srautui tekėti per mus ir pasižiūrėkim, ką visata yra paruošusi, kas yra svarbu mums būtent dabar ir kokie mes esam dabar ir kokia sritis prašosi mūsų dėmesio ir ką paleisti, kad tai išsipildytų ir ką priimti ir koks rezultatas ir patarimas. Tai būkim atviri toms visatos žinutėms ir kas ateis, tą ir spręsim, tą ir skaitysim, tą ir priimsim, to ir mokysimės. Ir panaudosiu 3 kortų kaladės ir žvaigždžių ir pastoralinės ir miesto, tai skirtingos tokias energijos, bet kaip žinom, pasaulyje viskas dera, tai ir šitos energijos susimaišys ir atsiųs mums žinutę tokią, kokios mums reikia būtent dabar. Taigi, kokie mes dabar esam ir kokias sritis prašosi mūsų dėmesio dabar. Ir ką paleisti, kad tai išpildyti ir ką priimti ir koks rezultatas ir koks patarimas. Ir čia ant kaladės dugno tai 7 kardai, tai kažkokia situacija matyti tikrai, kuri prašosi būti išspręsta, kažkokios praeities nuoskaudos ir pasižiūrėsim, kasgi daugiau. Dar iš kitų kaladžių pridėsiu kortų, iš pastoralinio taro, kuris yra toks romantiškas ir kalba, kasgi čia iškrito bokštas, kad kažkas baigėsi, ką metas pasibaigti.
Taigi visata mums siunčia žinutes ir kad kažką labai užbaigti, kam atėjo metas užsibaigti, kad tai yra svarbu. Jeigu mes paklausėm, ką mes turim sužinoti, tai visata ir atsiliepia. Taigi, kokia mes dabar ir kokia situacija prašosi mūsų dėmesio būtent šiandien ir ką paleisti ir ką priimti ir koks rezultatas laukia ir koks patarimas. Ir čia ant kaladės dugno yra 5 monetos, tai taip pat kažkokia situacija tikrai spręstina, kuri užsibuvo, užstrigo ir mus laiko kažkokioj žemoj savivertėj. Ir kągi dar miesto taro kortos mums čia paporins, paantrins, patrejins, nes jau 3 kaladė. Taigi, kokia mes dabar ir kokia ta situacija prašosi dėmesio ir ką paleisti, ką priimti, koks rezultatas ir koks patarimas. Ir čia ant kaladės dugno yra imperatorius. Tai gali būti, kad čia išsidėlioja kažkokia tikrai rimta žinutė, rimta situacija, kažkokie santykiai su imperatorium, tai kiekvienam sava. Vieniems tai gali būti su kažkokia struktūra, su darbu, tas imperatorius gali būti ir simbolis kažkokios struktūros, darbdavio, ar kai kam tai gali reikšti ir tokį svarbų vyrą gyvenime, kiekvienam savą reikšmingą, gal sutuoktinę ar kažkokį partnerį verslo ar asmeninio gyvenimo, su kuriuo tokia sudėtinga situacija, iškyla įvairūs nesusipratimai, kažkokios apgavystės ir kad tas santykis mus nuvedė į žemą tokią savivertę ir kad tai reikalinga išspręsti, paleisti ir kad matosi, kad tas žmogus nori naujo gyvenimo, laimingesnio, svajoja. Ir kaip ir pradžioje čia matėm, kad galbūt kaip ta tokia simbolinė moteris ar vyras čia gali būti bet kas, kad jisai turi svajonių ir sukūręs tą tokią gražią viziją, kaip norėtų, kad būtų, kokio to gyvenimo trokšta, bet yra kažkokia situacija spręstina su kažkokiu imperatorium, reikšmingu žmogum ar kažkokia struktūra, kuri tikrai trukdo mums judėti į priekį, trukdo toms svajonėms realizuotis. Taigi pasižiūrėsim, kokie mes dabar esam. Tai mes esam 8 monetos, tai tokie žmonės kantrus, kurie darbuojasi ir turi tokį kantrybės, labai daug kantrybės turi ir čia yra pažas kardų ir taip pat yra čia 4 lazdos, tai matosi, kad tokie žmonės tokiam stabilume kaip 4 lazdos, kad ir galbūt ir mėgsta būti namie ir tenai darbuotis ir užsijėmę savo reikalais ir ta tokia kūryba ir priima tą gyvenimo realybę, kad kasdien reikia įdėti pastangų ir kažką veikti, kad būtų tas gyvenimas toks stabilus ir kad tie namai tokie klestintis ir kad vyrautų ta tokia ramybė, balansas, kad norisi šitam žmogui, kad namie vyrautų taika ir visiems būtų gerai, bet kažkokių minčių ir kyla, kaip matom, tam žmogui, nežiūrint, kad jisai toksai kantrus ir supratingas, bet kažkokios kyla aštrios mintis, noras gintis, galbūt ir apginti savo ribas, savo teritoriją, kad matosi tas žmogus kaip 8 monetos kantrus ir rūpestingas ir darbuojasi dėl savo tų namų, šeimos gerovės, bet kažkas ir netenkina jo ir jam jau kyla tokių minčių, kad norisi tiesiog gintis ir paleisti tos kardus, tos aštrius žodžius, kad matyt baigėsi to žmogaus kantrybė
ir pasižiūrėsim, kasgi toliau, kokia čia situacija, kodėl ta kantrybė baigėsi. Tai yra 9 taurės, tai tokia jausmų pilnatvė ir 2 kardai, tai rodo, kad sunku pasirinkti ir čia yra atsiskyrėlis, tai matosi, kad yra kažkokių dvejonių ir kažkokio noro atsiriboti, kad tiesiog žmogus nežino, kaip jam elgtis, ar atsiskirti, atsiriboti, būti vienam, ar kažkaip susilieti su kitais, eiti į tą visuomenę, bendrauti su šeima, su kiekvienas, su savu to imperatorium, kuris čia iškyla pradžioj, kad matėm, kad tokia iškyla situacija su kažkokiu žmogum ar struktūra, su kuria reikia spręsti šitą aštrų klausimą, tai ir tokia situacija matosi dabar, kad yra tokios dvejonės, kad toksai yra kaip tokia aklavietė ir nežinomybė, kaip elgtis, kur pasukti, ar nugrimsti į save ir gilintis į save, atsiskirti, atsiriboti ir nebendrauti, ar tiesiog elgtis kaip niekur nieko, kad viskas gerai, kad aš esu laimingas ir žmogus svarsto, kaip čia yra teisinga, ar atsiriboti ir rinkti save, ar toliau palaikyti tą tokią ramybę ar taiką namuose. Ir pasižiūrėsim, tai kągi reikėtų paleisti šitoj situacijai, kad ateitų tas suvokimas, ateitų tas atsakymas, kad nukristų tas raištis nuo akių ir atsikryžiuotų tie kardai, kad nebeliktų to noro kovoti. Taigi, ką reikėtų paleisti? Tai čia yra pakabintasis, taigi tokia būsena nieko neveikimą reikėtų paleisti ir karalius lazdų, tai matyti imtis kažkokio veiksmo ir dar kartą iškrito pakabintasis, tai galbūt ir kažkokia čia situacija iškylo, kurią reikia paleisti ir išspręsti, tokio neveikimo, kad galbūt ir jūs neveikėt, ir tas imperatorius taip pat neveikia ir nesprendžia šitos situacijos, kad vykia kažkokie nesusikalbėjimai, kažkokios situacijos, kurios trukdo gyventi, trukdo tam žmogui būti laimingam ir kaip matosi, kad nežiūrint tos kantrybės ir tokio noro palaikyti taiką ir stabilumą namuose, žmogui kyla aštrių minčių ir noro gintis, prieštarauti, išspręsti, bet tik tiek, kad nežino, kaip tai spręsti, nes yra tokia nežinomybė ir toks liktai viena pusė kviečia, kad ir toliau palaikyti tą taiką ir ramybę ir susitaikyti su tuo, kaip yra, bet kita pusė tai kviečia rinkti save ir kad gilintis į save ir daryti taip, kaip tau gerai. Ir matosi, kad tai yra kažkokia aštri situacija su kažkokiu reikšmingu žmogum ar struktūra, kur įvyko kažkokios apgavystės, nesusikalbėjimai ir galbūt jūs nuskriaudė ir jūs jaučiatės dėl to, kaip tokie sužeisti ir jūs jaučiatės kažkiek galbūt ir pažeminti, kad jūsų savivertė sumažėjo dėl to, kad jūs neįvertino, kad jūs esate toks taikus žmogus ir kūrė tą pridėtinę vertę ir tą stabilumą ir daug nuveikėt, tai geroviai, bet jūs esat neįvertintas ir tai yra skaudu. Ir todėl matosi, kogi nedaryti, tai nebūti tokiam neveikliam, tokiam pakabintajam, kad matosi ir ta viena pusė, ir jūs, ir tas imperatorius tiesiog nieko neveikia ir tokiam sustojime ir nesprendžia šitos situacijos, bet tai ir yra toksai
kaip dar ir iškrito ir karalius lazdų, tai kažkokios aistros verda ir kažkokios ugnis skraido, bet šitie žmonės nieko nesprendžia ir kažkokiam yra tokioj būsenoj sustojimo, bet viduje tai matosi, kad dega ugnis, tai ir toks kvietimas, kad nesielgti taip, nes matosi, kad ta situacija reikalinga sprendimo ir toks patarimas ir kvietimas išeiti iš to pakabintojo būsenos ir imtis veiksmų, nes matosi, kad tas vidus tiesiog dega ir kviečia, kad reikalinga išspręsti. O kągi tada daryti? Tai tada sako, kad pažas kardų, kad tiesiog paleisti kažkokią protingą mintį, kad jinai pasiektų tą tavo oponentą, kad jisai suprastų ir suvoktų ir priimtų, ką tu nori pasakyti. Ir čia yra 4 monetos ir čia yra magas. Taigi toks kvietimas, kad norint išspręsti šią situaciją, tu tiesiog prisimink tą savo galią ir tu prisimink kažkokius įvykius, situacijas, kai tu buvai sėkmingas ir kai tu buvai savo toj stiprybėj galiui ir tu pasigilink į savo tos resursus ir ištrauk tą stebuklingą triūšį iš tos simbolinės skrybėlės, kad tai, ko būtent reikia, kad mes turim savo viduje tos atsakymus ir sprendimus, kad tu gali surasti tą tokią mintį protingą, kad skirk tam laiko ir tiesiog pasigilink, gal tu paieško kažkokių idėjų, kaip čia mato magas, jisai apmąsto ir ieško informacijos ir kūrė kažką. Galbūt jeigu tau sudėtinga su to imperatorium kalbėti, tai pasirepetuok, tu kažkokią kalbą pasiruošk, jeigu tai yra kažkoks tavo vadovas ar netgi kažkoks ir partneris verslo ar asmeninis ir kad jeigu tu jautiesi toks nedrasus, kaip matosi ir iš šitos kortos, kad tavo savivertė sumažėjusi, pasitikėjimas toks, nes kažkokios situacijos, kai tave skaudino, sužeidė ir tu nesi pačioj savo toj stiprybėj dabar, tai tu pasirūpink pats savimi, tiesiog skirk laiko tai kalbai pasiruošti, tai informacijai, paieško kažkokių šaltinių, būk kaip magas ir kad galbūt pasirašyk tą savo kalbą ir tu sudėliok tas mintis, kad jos pasiektų tikslą ir tu kaip tas pažas kardų tiesiog paleisk tą mintį ir tebūnie tai kažkokia kalba, kuri bus išmintinga ir kuriai tu įdėsi kažkiek laiko, pastangų ir kad tai pasieks tą tikslą ir kad išjudins tą tokį stabilumą, kad išskirs tiesiog išjudins tą rėmą ir tu išsilaisvinsi iš to tokio apribojimo, kad matosi, kad tau sunku būti kažkokiam uždarytam ir tu nori išsiveržti į platesnį tą pasaulį ir todėl toks kvietimas, kad įdėktų pastangų, susikurk tą viziją, tą kalbą ir pasirepetuok, kad tu pasijausk užtikrintas, kad susidėliok tas mintis, ko tu nori, pasiieško kažkokios informacijos, kuri tau naudinga būtų, paprašy galbūt ir kitų žmonių pagalbos ir tiesiog tikslingai tu paleist tą strėlę, tą mintį į tą vietą, tą, kuri yra silpniausia ir kad tai sugriautų tą tokį apribojimą, kad tu išsilaisvintum, kad išsispręstų tas klausimas, kad atsivertų tas pasaulis, nes kaip ir matom čia, jeigu ta strėlė pataikytų ir čia nukrystų tas toks langas ir atsivertų ta visa erdvė
ir tu išlaisvėtum ir pajaustum tą laimę, tą laisvę ir koks tada rezultatas toliau laukia. Taigi matosi, kad bokštas ir stiprybė ir kasgi daugiau, 6 monetos, tai galima taip ir sakyti, kad kažkokios situacijos baigtųsi, kad galbūt ir tu įgautum savo tą stiprybę, kad užsibaigtų kažkokios situacijos, gal ir tokios dėl to kažkokio pasidalymo, kad kaip ir matom, kad ir vyko kažkokie matyti nelygiaverčiai mainai, nelygiaverčiai tokie pasidalymai, kurie tave skaudino, kad tu buvai kažkoks toks žmogus, kuris įdėdavai daug į tą santykį, bet negaudavai atgal ir tave tik tai skaudino ir tavo savivertė mažėjo ir kad tas toksai stiprus imperatorius naudojasi tą savo padėtim aukštesnė ir tave vis smukdė, bet tu tiek daug idėjai ir norėjai taikos tam savo ar namuose, ar darbe, bet matosi, kad tai jau baigėsi, kad viskam ateina pabaigos ir tas toksai nelygiavertis dalymasis matosi, kad pasibaigė kaip tas bokštas ir kad ta situacija matosi, kad metas laikas jai būti išspręstai, kad jeigu geruoju tai neišsisprendžia, tai ateina tie bokštai, žmogus sukaupia tas savo jėgas ir padaro tai, kaip ir matėm čia, kad tiesiog žmogus susikaupia, suranda tą informaciją, pasiruošia ir jisai paleidžia tą mintį tenai, kur reikia, ir jisai sugriauna tos apribojimus. Tai ir įvyksta tas savotiškas bokštas, kuris sugriauna tas užtvankas, sugriauna tą apribojimą, kuris yra čionai. Ir apie kągi tai kalba, kad sugriauna tos santykius nelygiaverčių tų mainų. Ir tada žmogus pajaučia tą savo stiprybę, kad vėl ta galia sugrįžta, kad tai buvo tokia situacija, kai jis išdrįso pažvelgti savo baimę į akis ir kad imtis veiksmų ir įvyksta toksai išsilaisvinimas. Taigi rezultatas ir toks, kad tas drąsus žmogus išsilaisvina iš tos ribojančios situacijos, iš tų nelygiaverčių mainų. Ir kad jisai atgauna tą savo stiprybę, galią ir kasgi toliau tada pasižiūrėsim, ką jisai veiks, kas toliau ateina. Tai yra čia 7 monetos, tai tokios vėl nuolatinės pastangos ir kažkoks darbas, veiksmas, ir čia šitoj būtent kaladai tokie dar neaiškus kažkokie kontūrai, kažkokios veiklos, tai galbūt ir kažkokios vizijos, planai, kad žmogus supranta, kad jisai eis į priekį ir kad jam reikalinga bus įdėti daug pastangų, sukurti tai ko jisai nori, bet jis pasiruošęs tai daryti. Ir taip pat čia yra 6 taurės, tai irgi tokia būsena, kai žmogus pasijaučia gerai, tokį saugumą, nes 6 taurės tai toks jausmas, kaip vaikystėje, kad jisai atranda galbūt tokį bendravimą, tokių bendraminčių žmonių, su kuriais jisai jaučiasi gerai, saugiai ir toks suprastas. Ir toliau yra korta žvaigždė, tai matosi, kad jisai pradeda svajoti, kad jo svajonės ima pildytis, kad tiesiog jisai pasuka kitų kelių, kad išsilaisvina iš tų apribojimų ir jisai žino, kad reikės įdėti pastangų ir
ir pasiekti tai savo laimės žvaigždėj, bet jisai ir pasiruošęs tai daryti. Ir taip pat jisai jau nusprendė, kad jisai darys su tais žmonėmis, kurie yra mieli, kurie nėra imperatoriai, bet yra tokie kaip 6 taurės, su kuriais gerai, su kuriais jautiesi saugus ir toksai jauti tokią draugystę, sielų bendrystę, artumą ir tokį gerą pojūtį, kad jisai žmogus, kai išsilaisvina iš tų apribojimų, jisai nusprendžia bendrauti su savo mielais žmonėmis ir kad jisai eis to savo keliu ir kurs tą savo svajones su tais mielais žmonėmis. Ir pasižiūrėsim, kasgi toliau. Dar rūmi vieną kortą paėmiau ir taip pat apie svajones, kad iš niekur į visur ir kad tu, jeigu nori tu sukurti kažką gražaus gyvenimą, tai tu būk tiesiog tokiu baltu lapu. Ir čia kalba apie tai, kad taip pat apie mūsų tas svajones ir tokį kvietimą svajoti ir taip pat leisti tai visatai suteikti tai, ko mes norim. Ir čia kalbama šitoj kortai yra tokia mintis, kad mes paleidžiam tą svajonę ir mes sugalvojam, kaip norėtume tai pasiekti ir einam prie kažkokių durų ir jos būna užrakintos ir mes nuliūstam, kad mūsų noras neišsipildė, bet iš tikrųjų visata turi didesnį planą ir įvairių būdų tom svajonėm pildytis, taigi nenusiminkim ir leiskim tai visatai mūsų svajonės pildyti ir kitais būdais. Svarbiausia, kad žinokim, ko mes norim ir tai išsipildys. Ir taigi būkim dabarties akimirkoje, svajokim ir kurkim tą tokį nuostabią viziją, kad tai yra svarbu svajoti ir kad mes, jeigu kartais mes jaučiamės kažkokie nelaisvi, kad kažkokios struktūros ar žmonės mus skriaudžia, tai mes nekentėkim, išsilaisvinkim ir visada rasim tą išeitį. Ir matosi per šitą visą procesą, kad žmogus atgauna tą savo stiprybę, tą viziją ir supranta, kad gali kitaip. Bet kamgi tai reikalinga, todėl kad išmokti tas pamokas, kad suprasti, ko tu iš tikrųjų nori ir pabandy vienai, bet pamatai, kad galima ir kitaip ir pasirinkti tą šviesėją pusę, tą meilę savo ir kad tu gali gyventi su tais bendraminčiais ir su tais žmonėmis, kurie tau mėly ir atsiliepia. Bet tu galbūt ir vertinsi labiau čia šitokį gyvenimą ir tos tokius paprastus, kasdieniškus dalykus ir tos žmonės tokius nuoširdžius, kurie priima tave. Gal iš pradžių tu norėjai kažko didingo, bendrauti su imperatorium, bet kai tu patyrei tą vargą, tai tu pamatei, kad kurgi yra tos tikrosios vertybės, ta tikroji laimė, kad tam paprastume ir tam nuoširdume. Taigi čia yra mūsų nuostabios sielos pamokos ir dėkokim už tai. Ir taip pat dėkoju Jums už dėmesį ir jeigu norite asmeninių kortų skaitimų, tai galite kreiptis ir išdėliosim, pasižiūrėsim, kągi visata Jums numačiusi, kokias žinutės siunčia būtent Jums. Ir dėkoju už Jūsų dėmesį, myliu ir viso.